Sveiki. Na, o kaipgi mes tręšiame savo aviečių lauką? Pirmosius 2 metus netręšiame beveik niekuo. Tada supratome, jog tikrai avietėm pagerinti dirvą reikia būtinai. Taigi pavasarį prasidėjus vegetacijai mes išberėme NPK trąšų štai tokios formulės NPK trąšų. Jos man šiaip nelabai patinka, tai yra ilgo veikimo trąšos, kurios veikia iki pusės metų. Tai turėtų būti lėtai tirpstančios, kitaip tariant. Bet kas man juose nepatinka, jog, nežinau, ar čia mūsų dirvožemis toks, ar kas yra. Bet jos visai netirpsta ir aš jas netgi šiemet, tas, kurias mes pernai pavasarį išbėrėm, aš jų randu ir šiemet. Žinoma, yra taisyklė, kad šias trąšas reikia sumaišyti su dirvožemiu, arba kitaip tariant, įterpti į dirvą. Tai šį kartą bandysiu taip, jog išbėriau šias trąšas, dar turiu vištų mėšlo granulių, tai dabar užbersiu ant viršaus, ir dar turiu pasiruošusi pelenų. Užbersiu dar pelenais, nes čia yra rūgštus dirvožemis. Ir ant viršaus bandysiu užberti žemę. Žiūrėsiu, kas gausis. Taigi, dabar vaizdas toks po trąšų. Ir prieš tai buvo nuravėta. Vaizdas išbėrus vištų mėšlo granulės beveik nepasikeičia, nes granulių spalva yra labai panašiai į žemės spalvą. Jos brinksta, kai sudrėksta. Na, dabar barstysiu pelenus. Vaizdas po pelenų. Nežinau. Visgi turbūt neversiu daugiau žemėm ten toliau. Nes, žiūri, sunkiai čia gaunasi ir ta žemė. Tai aš vėl visą žolių šaknis užberiu atgal. Kažkokia nesąmonė. Visgi susikaupiau ir užžarsčiau. Supratau, kad čia darbo daug. Ir truksiu čia su tais ravėjimais, barstymais. Gerokai ilgiau negu planavau. Na, bet jau kitą savaitgalį. Šis savaitgalis nelepino orais, nors prieš tai buvusi savaitė buvo labai karšta. Dabar ir bando lyti, ir vėjas baisulingas, ir labai šalta. Bet darbus atlikti vis tiek reikia. Prieš savaitę tręšiam avietės NPK trąšomis. Po savaitės per laistymo sistemą paleisime skysto humuso. Mes naudojam būtent tokį humusą, bet tai nėra būtinai toksai turi būti. Nežinau, čia netgi braškėm būtent parašyta, bet gali būti tiesiog skystas humusas, jeigu laistote per laistymo sistemą. Mes sunaudosim mūsų plotui, tai yra ir braškėms, ir avietėms, 5 litrus. Šį humusą reikia skiesti vandeniu. Tai pradžiai bačkoje susimaišom su vandeniu ir tuomet laistymo sistema dar kartą atskiedžia laistydama. Tai net nežinau, koks šitas santykis gaunasi, bet ganėtinai stipriai atskiesta. Šio savaitgalio prioritetiniai darbai ne tik išlaistyti humusą, bet dar ir uždengti braškės agroplėvelę, nes ateinančią savaitę žada minusą naktį, o braškės jau su žiedynais. Jau tikrai planuoja greitų metų žiedynai skleistis. Mes jų nedengiam nei kiek pavasarį. Tai net nežinau, šiaip iš tikrųjų buvo karštas labai dienos, dėl to jos taip ir gražiai sužėlė. Tai reikia dar nušienauti tarpuvagius ir tada apdengti agroplėvelę. Nes baisu, kad nepakenktų šaltukas. Taip išeina, kad jau pavėlavom dengti. Nušalęs. Net nemačiau, kad jis užžydė.
Čia jau pradėjom dengti.